filmuką apie atliekų rūšiavimą. Mūsų problema. Lietuvoje į sąvartynas išvežama maždaug 3 milijonai tonų įvairių atliekų. Atliekos užteršia požeminį geriamą vandenį, daržovės mūsų darže. Lietuvoje yra 800 sąvartynų ir šiukšlynų. Popierius daugėlis yra per 2 metus. Vienas popieriaus konteineris nuo kirtimo išsaugos 1 mėnesį. Perdirbus vieną aliuminio skardinę sutaupytos elektros energijos pakaktų televizoriui veikti 3 valandas, o 100 vatų elektros lemputį išvesti net 20 valandų. Konservų dėžutė sąvartiniais guli 90 metų. Stiklas gamtoje sudalėja per 900 metų. Tonai popieriaus pagaminti reikia 17 medžių. Plastikas suyra per 200-500 metų. Rūšiuokime! Jeigu šiukšlint netusiosi, tai ant šiukšlių greit miegosi. Jei miegoti nenorėsi, tai rūšiuoti tu pradėsi. Apžiūrėki, ką radai šiukšlių dėžėje giliai. Bjauri šiukšlės ten gyvena, nes žmogus net ten nesena. Šiukšlės ieško savo vietos, o konteineriai jas kviečia. Kaip rūšiuoti? Popierius. Į popieriaus konteinerius galima mesti laikraščius, žurnalus, kartoną, popierių nepadengtą plastiką. Į popieriaus konteinerius negalima mesti tapetų, servetėlių, kalkinio, riebaluoto ar sutepto popieriaus, pakuočių nuo pieno ar dėžučių nuo picos. Stiklas. Į stiklo konteinerius galima mesti švarius stiklinius butelius be kamštelių. Į stiklo konteinerius negalima mesti veidrodžių, keramikos dirbinių bei porceliano. Plastikas. Į plastikų konteinerius galima mesti švarius be kamštelių butelius. Negalima mesti pavojingų medžiagų taros. Geriausias mano draugas. Pažiūrėk! Nešiukšlinkit, mėly draugai. O šiukšles meskite į specialų konteinerį. Dalyvaukite Darom akcijoje. Patinkite tėvelius rūšiuoti ir saugoti aplinką. Nepirkite nereikalingų daiktų. Kodėl reikia rūšiuoti? Ką daryti, kad mūsų gamta būtų graži? Ačiū už dėmesį!